Labadiena, su jumis sveikinasi krepšinio savaitė. Kviečiu žiūrėti. Bet Safe LKL čempionato reguliaraus sezono finiše krepšinio gerbėjai išvydo dar vieną LKL klasiko mūšį tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Ryto. Žaliai balti pratęsė dominavimą vietiniame fronte ir 97-79 nukovė Vilniaus krepšininkus. Turnyrinės lentelės prasme šis amžinų priešų mūšis nieko nelėmė. Žalgiriečiai jau anksčiau buvo užsitikrinę reguliaraus sezono nugalėtojų vardą, o Vilniečiai iš savo rankų nepaleido antrosios vietos. Tai reiškia, kad kitą kartą komandos susitiks nebent didžiajame finale. Nugalėtojams Silvanas Francisko ir Ignas Brazdeikis pelnė po 16, Meto Mičelo Kraityje 15, Deivido Sirvyčio 14, Alinos Vailagičiaus 12 taškų. Ardžiai Kaulas neišgelbėjo Vilniečių su 20 taškų, 19 pridėjo Gytis Pasiulis. Pargrio Dormato Kraityje 11 taškų. Toliau laidoje abiejų komandų trenerių komentarai. Nice game to watch, I believe. A lot of energy, a lot of effort. We played, I would say, Visų pirma, tai buvo įdomios rungtynės gerbėjams, daug energijos ir pastangų. Sužaidėme solidžias rungtynės, turėjome labai gerą pirmąją pusę, kontroliavome gynybą ir kovą dėl kamuolių bėgome. Trečias kėlinys buvo prastesnis. Turbūt pasiekėme su pražangomis praleistų taškų rekordą. Vėliau kontroliavome rungtynės ir nusivėlėme jas laimėti. Žaidėme kaip komanda, gerai judame kamuolį ir bėgome. Rungtynės neduoda nieko daugiau nei jų rezultatas, nes lentelėje nėra svarbios jos. Bet norėjome pasirodyti solidžiai, stabiliai ir pasirengti atkrintamosiams. We played as a team. We moved the ball well. We run. So it's a game that doesn't give anything more than the result of the game because it's not important for the ranking, for the final ranking. But it's a game where we wanted to play as solid as we can, consistently, to prepare our playoff run. Tai ką, apie rungtynės kontakto lygis. Ne visi jam buvom šiam pasiruošę. Pradėjom rungtynės labai minkštai. Buvo daug 2+1, buvo daug iš po krepšio metimų. Baudos aikšteliai labai prastai tvarkėmės ir taip paleidom šeimininkus, o paskui antroji rungtynių pusėje kažkiek grįžom į rungtynės. Su Paliukėnu 4 pozicijoje ir galim sakyti, kad puolime gal ir kažkur nesižiūrėjom šiandien, bet Martynas bent jau darė stopus, ko reikia iš kitų mūsų didelių, jis tą darė kaip 4 numeris. Tai pelnyta Žalgirio pergalė, sveiki. Įpusėjus paskutiniam 36 bet Safe LKL reguliaraus sezono turui paaiškėjo visos ketvirtfinalio etapo poros. Panevėžio Lietkabelio ir Utenos Uniklabet Juventus ekipos antradienio vakarą susitiko tarpusavyje. Apie tą mačą pakalbėsime vėliau, o dabar vaizdai iš Jonavos, kur Sibet susitiko su Klaipėdos Neptūno krepšininkais. Jonaviečiai vienu metu šioje dvikovoje pirmavo 20 taškų skirtumu. Vis dėlto Neptūnas sugebėjo sukurti nedidelį stebuklą. Ir neptūniečiai iškovojo pergalę per pratęsimą 98-93. Jonavos krepšininkai patyrė 4. nesėkmę iš eilės. Jie pirmajame atkrintamųjų etape susitiks su Vilniaus Vilkais ir neturės namų aikštės pranašumo. Šis pralaimėjimas turi būti apmaudos Jonavos krepšininkams, kurie ilgą laiką kūrė pasaką apie Safe LKL ir net žygiavo 3. pozicijoje. O dabar keliamės į Panevėžį, kur vyko generalinė ketvirtfinalio tarp Lietkabelio ir Juventus repeticija. Efektyviausias Manto Rumštavičiaus karjeros rungtynės lėmė panevėžiečių pergalę 94-89. Rumštavičius įmetė 27 taškus, atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir rinko 40 naudingumo balų. Sužibėjo ir Džordžio Gagičius. Jis pelnė 21 tašką, atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir dvikovą baigė su 28 naudingumo balai. Ketvirtfinalio etapas startuos jau gegužės 24 dieną, o jame išvysime Kauno Žalgirio ir Klaipėdos Neptūno akistatą. Kitą porą sudarys Vilniaus Rytas ir Šiauliai. Intriguojanti turėtų būti Panevėžio Lietkabelio ir Utenos Juventus akistata, bei Vilniaus Bulls pasimatymas su Jonavos Sibet krepšininkais. Kitoje laidoje apžvelgsime, kaip klostysi visas ketvirtfinalio etapas, o šiandien aš su jumis jau atsisveikinu ir sakau iki kito karto.